Kelnyje norėjai vienas laimėti prieš švedus. Kaip ten buvo su tavo užsidegimu tokiu? Visi norėjom laimėti, ne aš vienas. Ir aš norėjau, ir visi kiti norėjo. Treneris patenkintas pasirodymu? O treneris patenkintas pergalio. Dar yra labai daug ką taisyti. Žiūrėsim, turim dar treniruočių nemažai, taisysim, gerinsim. Manau, idealybė nėra ribų. Ką reikia galbūt taisyti iš konkretesnių? Iš konkretesnių ir gynyba, ir rotacija reikia. Čia geriau treneris pasakys, nežinau. Bent jau, man taip atrodo. Kada paskutinį kartą per vieną kėlinį 20 naudingumo balų surinkai? Nežinau. Neseku savo statistikos labai ir nežiūriu, kiek naudingumo balų. Svarbiausia, kad buvo rezultatas teigiamas. Šviesnai. Jonai, vėliausiai iš jūsų prisijungė ir spėjo pasivyti, viską išmokti. Dirbam per treniruotės, tikrai ir derinius šlifuojam, dar yra kai kur vingrybių, kur ne viską žinau, bet kiekvieną treniruotę vis į priekį žingsnis eina. Jonai, po rungtynių berods Arvydas Sabonis keletą patarimų tau davė. Galėtum kažką papasakoti? Ką akcentavo galbūt? Jo, ar pastebėjimus kažkokius? Paliksiu vėl paslapti. Paslaptingas. Ar girdi, kai per rungtynę žiūrovai prašo dažniau dėti į krepšį? Jo, girdėjau šiandien vieną kartą. Malonu. Gerai, darysiu dažniau. O pats Jonai po sezono NBA galbūt dažniau pradėjai krauti krepšį? Nežinau, kaip jūs vertinate. Atrodo, kad dažniau. Tai ačiū. Gerai. Tritaškų nepradėjai mėtyti po NBA sezoną. Gal dar kaip nors. Gal darysiu savo dalykus. Ačiū.